Sveiki atvykę į Atviros Lietuvos fondo organizuojamą diskusiją pasmerkti gyventi savo burbuluose, ar dar galime susikalbėti su kitokiais nei mes. Tai kaip jūs suprato, kalbėsime apie burbulus, apie žmonės, kurie skirtingi ir diskutuosim, ar reikia su jais kalbėtis, ar geriau lengviau gyventi savo burbule. Šią diskusiją moderuosiu aš, portalo LRT LT vyriausias redaktorius Mindaugas Jackevičius. Ir pastaraisiais metais girdim tokius terminus kaip maršistai, antivakseriai, leftistai, homofobai, neonacijai, vatnikai, vaivorykštiniai, taip pat tie, kurie skleidžia gėjų propagandą. Tai išvardijau čia tik tai keletą etikečių, kurios pastaraisiais metais labai limpa. Aš kaip žurnalistas ir mano kolegos nuolat deklaruojam, kad mes netaikome etikečių, kad neskirstom taip žmonių, nes turim girdėti visą visuomenę, tačiau prisipažinsiu, kada sėdi prie kūčių stalo, kartais pasidžiugiu, kaip gerai, kad čia nėra nei vieno antivakserio, nes aš tikrai, man būtų per sunku, aš manau, sugadinčiau šeimos šventę, nes esu kompanijose susipykęs dėl karo Ukrainoje, kada išgirsti žmogų, kur negali patikėti, kad jisai palaiko Rusiją. Tai apie tai ir pasišnekėsim. Ir kita vertus, mes ir įpratę gyvenime turbūt tikėti tais, kuriuos sekame, štai kaip ir Facebook'e, vieni seka Andrių Tapiną, kitiems priimtinesnis Andrius Užkalnis, galbūt kažkam Audrius Bačiulis, ir tie žmonės jos seka ir palaiko vieni kitus. Bet kita vertus galbūt nieko naujo, nes sakysite, kad prisiminkim nepriklausomybės metu žmonės irgi draskėsi, vieni buvo už Brazauską, kiti buvo už Landsbergį, tai apie tai irgi pasišnekėsim, galbūt čia nieko naujo neatsitiko, gal mes per daug sureikšminam tą problemą. Taigi ir klausim šiandien, ar problema egzistuoja, kaip kalbėti su kitokiais, ar verta kalbėtis ir kaip išlysti iš tų burbulų. Ir tai tikiu, kad tai padaryti padės šie puikūs pašnekovai, tai Neringa Rekašiūtė, labai tave sudėtinga pristatyti, nes tu dabar ir aktyvistė, ir nuomonės formuotoja, ir fotografė, ir kūrėja. Tai taip pat pristatau Mažvydą Kunevičių, kuris yra komunikacijos specialistas, atsargos karininkas kovai su dezinformacija. Sveiki gyvi. Ir Sandra Domavičiūtė, Atviros Lietuvos fondo vadovė, ir taip pat prie mūsų turėtų bet kurią akimirką prisijungti, jau žinau, kad Birštone Antanas Kairys, kuris yra Vilniaus universiteto docentas, psichologas. Sandra, aš ir noriu pradėti pokalbį nuo jūsų, nes per po Covido mokslininkai pasaulio tyrė, kaip Covidas paveikė demokratiją, kokios pasekmės, koks jūsų požiūris, ką jūs iš tų mokslininkų pacituotumėt ir kokie Lietuvoje buvo daryti tyrimai, ar iš tiesų Covidas pakenkė mūsų demokratijos kultūrai, galbūt ir demokratijos būkliai? Labadiena. Labai malonu jūs visus matyti. Aš prieisiu prie mūsų ką tik šviežiai gautų duomenų, kur gavome tyrimus iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos, būtent apie atskirtį ir pažiūras, ar atpažįstas žmonės etiketės klijuojamas ar ne. Apie tai šiek tiek vėliau, bet pradžiai tai noriu tokį intro, apie ką yra susikalbėjimas ar nesusikalbėjimas, visuomenės polarizacija, fragmentacija. Galima, aišku, kalbėti apie tą nesusikalbėjimą trimis lygmenimis. Tai pirmiausia, asmeninis, ką jūs ir minėjote, ar ne, prie kūčių stalo, ar šašlykus kepant, kaip čia prieš tai diskusijai kalbėjo, kad nesusikalba. Taip pat yra kitas lygmuo, tas visuomeninis arba viešasis, kiek socialinėje erdvėje arba internetinėje erdvėje mes kalbame. Ir trečias yra labai svarbus momentas, kai mes kalbame apie nesusikalbėjimą arba polarizaciją, tai yra tas mūsų santykis su politinė sistema. Ir aš esu nevyriausybininkė ir atstovauju Atviros Lietuvos fondą, kur mes ieškome įvairių intervencinių būdų, kaip susikalbėti, kaip ieškoti dialogo, kaip mažinti atskirtį. Aišku, mes remiame ir dirbame su įvairiom organizacijom ir stengiamės lygybės standartą, kiek įmanoma mūsų pajėgomis užtvirtinti. Tai aš būsiu šiek tiek dramatiška pačioje pradžioje ir perfrazuosiu būtent 20 metų įvairias antraštės, kurios skambėjo, kad koronas virusas nužudys demokratiją. Tai aš perfrazuosiu šitą frazę ir pasakysiu taip, kad jeigu mes liksime savo socialiniuose burbuluose, nesugebėsime išlipti, o ta polarizacija yra labai stipri ir jinai tik užaštrėjusi,
iš tikrųjų sužlugs demokratija ir valstybės egzistavimui, tai yra iš tikrųjų labai labai didelė grėsmė. Kalbant apie ištakas, priežastis, kas lemia tą mūsų susiskaldimą arba nesusikalbėjimą, aš išskirčiau paminėsiu tris, kurie kalba įvairūs tyrėjai ar mokslininkai tų sričių, kurie tyria apie susiskaldimą. Tai vienas yra iš tikrųjų politinis, ne tik politinis, elitas pirmiausia polarizuojasi pats. Pirmiausia, elitas, ar tai būtų aktyvistai, ar tai politikai, ar tai žiniasklaidos atstovai, įsitraukia į polarizavimosi procesą, o tuomet visuomenė seka. Tai reiškia, tų etikečių klijavimas, ką jūs ir paminėjot, vatnikas, maršistas, pirmiausia reikia žiūrėti ištakos iš kur jos. Tai čia vienas dalykas. Antras dalykas yra būtent ta demokratijos kultūra, kaip mes komentuojame socialinėje erdvėje. Ir lygiai grečiai yra kritęs nepasitikėjimas žiniasklaida. Tai ką reiškia, mes vėl ieškome alternatyvių informacijos šaltinių, patys jas kūrėme ir ten užsidarom. Trečias dalykas, ir čia turbūt jau man yra labai svarbus, ir čia vėlgi iš tos praeitos diskusijos galima paminėti, kad sovietmečiu buvo sudarkytos mūsų jau įprastos praktikos jungtis į draugijas, klubus, asociacijas, draugauti, visuomenės, tai šito nėra. Ir jeigu lyginam vėlgi, kur ta polarizacija didesnė arba tas susikalbėjimas didesnis ar kur mažesnis, tai visą laiką lyginame su šiaurės šalimis, kur 90% žmonių yra vienaip ar kitaip įsitraukę į profesinės sąjungas, į futbolo vaiko kažkokio tai klubus ir jie geba vienaip ar kitaip persipinti. Tuo tarpu Lietuvoje yra įvairūs tyrimai, nuo 10 iki 30% tik tai žmonės yra įsitraukę į tos klubus. Tai tokia 3 pagrindinės priežastys. Ir dabar norėčiau pacituoti šviežiausius duomenis, kuriuos atliko Latvijos tyrimo kompanija Norstat po mūsų susitikimo Vilniuje su įvairiais mokslininkais ir žiniasklaidos atstovais, aktyvistais. Kalbėjome apie kaip COVID-o suvaldymas arba karas Ukrainoje, kokia yra įtaka etikečių klijavimui ir didėjančiai polarizacijai. Aš paminėsiu tik tai keletą faktų, nes ten sociologai išpreparuos tą tyrimą ir daugiau pateiks įdomybių. Aš tik tai keletą svarbių, mano galva, faktų. Tai buvo užduotas toks klausimas Latvijoje, Estijoje ir Lietuvoje. Ar jūs asmeniškai esate pastebėjęs tokį kai kurių visuomenės narių nuvertinimą, pašiepimą, užpuolimą dėl pažiūrų, kilmės ar gyvenimo būdo? Lietuvoje ir Latvijoje ir tuo pačiu ir Estijoje virš 50% yra pastebėję arba supranta tokį reiškinį, kad yra tas susiskaldimas arba tas etikečių klijavimas. Džiugus galbūt faktas, čia mano galva, bet aišku, mes komandoje diskutavom, ar čia džiugus faktas ar ne, kad Lietuvoje jaunimas, tarp įvairių tikslinių grupių, jaunimas iki 29 metų šitą faktą pastebi labiausiai, virš 65%, kai tuo tarpu Latvijoje ir Estijoje kitos grupės. Tai čia vienas dalykas. Antras faktas, kuris buvo, ar jūs asmeniškai galite pasakyti, kad jūs užpuolė arba jūs kitaip įvardino, pažemino, suniekino ir gal galite įvardinti, kokioje erdvėje. Ir Lietuvoje yra 61%, kuris paminėjo, kad privačioje erdvėje, tai reiškia asmeniniuose pokalbiuose, artimiausioje aplinkoje, komandoje, bendradarbiai, prie to laužo turbūt vienas kitą galime išvardinti. Tai man čia buvo didžiulė staigmena, o kitas, aišku, buvo socialinė erdvė. Tuo tarpu Latvijoje ir Estijoje šiek tiek skiriasi skaičiai ir didesnis skaičius keliasi į internetinę erdvę. Ir trečias dalykas, ką aš norėčiau paminėti, tai yra, buvo klausimas toks, kas pašiepė jūsų nuomonę, savi, pažįstami ar nepažįstami. Tai čia skirtis tarp Lietuvos ir Latvijos yra. Lietuvoje
kaip nebūtų gaila, vis tik savi ir pažįstami yra labiau linkę menkinti, niekinti negu Latvijai ir Estijai. Latvijoje ir Estijoje nepažįstama, tu sulauksi daugiau paniekos ir etiketės apie save iš nepažįstamo nei Lietuvoje. Čia norėsiu sustoti, o ką tai reiškia tie skaičiai, galėsim pakalbėti vėliau. Tikrai pakalbėsim ir dėl ko vieni kitų taip nemėgstam, kaip aš supratau, nes savus labiausiai puolam. O dabar noriu kreiptis į Neringą ir Neringa šiemet baigė politikos ir medijų magistro programą ir magistrinis darbas apie Lietuvos rusakalbių tapatybės perkonstravimą karo kontekste buvo pripažintas geriausių kurse. Tai čia tokia įžanga ir vėliau Neringa davė interviu ir portalo LRT.lt davė interviu ir apie Lietuvos rusakalbius pasakė taip, kad tai šeimų tragedija, matau, kaip vaikai mėgina atzombinti savo tėvus. Tai gal galėtum papasakoti iš tikrųjų, ką reiškia šiais laikais būti rusų kilmės ir gyventi Lietuvoje arba turėti tėvus rusų kilmės? Aš dar pradėsiu nuo to, kad kai mane pristatėjai, pasakei, kad kaip sunku pristatyti, nes tiek daug visokių tų etikečių, kažkokių veiklų, bet man atrodo, kad būtent dėl to, kad aš labai daug pasaulių operuoju skirtingų, aš ten ir su aktyvistais, ir su akademikais, ir su menininkais, ir per fotografiją sutinku labai daug skirtingų žmonių. Aš jaučiu, kad aš vaikštau tais paribiais, kuriais susitinka tie socialiniai burbulai. Ir dažnai net nesijaučiu, kad yra tokie smarkus tie socialiniai burbulai. Nes aš dariau ir projektą fotografijų apie islamą Lietuvoje ir kažkaip pagal tai, kaip žmonės jį priėmė ir kaip susikalbėjo, aš mačiau, kad įmanoma yra susikalbėti, tiesiog atrodo reikia sukurti tokių erdvių, kuriuose tai įvyktų. O su šituo būtent darbu, taip čia buvo mano magistro tema, gal kontekstas toks, svarbu paminėti, kad aš 4 metus gyvenau Visagino mieste, ten atsikrausčiau, tiesiog nusipirkau butą, butas kainavo 8 000 eurų, vienas iš brangesnių tuo metu buvo ir žodžiu, man labai patiko tas miestas, man labai patiko, kokie žmonės yra įvairūs, nes ten gyvena 50 tautybių žmonių, jie yra ir dažnai vis labai egzotiškos išvaizdos, kas netikėta gyvenant Lietuvoje, kur mes tikrai visi tokie gana panašus ir mane labai tiesiog įkvepia ta aplinka, tas tam tikra prasme ir bešakniškumas, su kuriuo aš, nors turėdama šaknis Lietuvoje, aš galėdavau surasti santykį, nes dažnai irgi jausdavausi tokia šiek tiek be šaknų. Ir kai reikėjo rinktis temą, mane tikrai, aš tiesiog savo aplinkoje pastebėjau, kaip mano draugai rusakalbiai, tiesiog, jie jaučia tokią didžiulę gėdą ir tokią didžiulę kaltę dėl savo tėvų ir kaip tai sukuria tokia tikrai tragedija šeimose ir tai nebėra tik tai tau, kaip mano atveju irgi, kad visi mano aplinkoje pritarė, kad reikia palaikyti Ukrainą, bet kokią kainą, tai yra svarbiausias mūsų uždavinys. Ir ką reiškia, kai tu grįžti namo ir ta prasme kertinių klausimų tu absoliučiai nebegali susikalbėti su savo tėvais, kurie galbūt yra svarbus tavo gyvenime, su kuriais turi šiaip gerą ryšį iš esmės, kurie padeda tau auginti tavo vaikučius, bet staiga įvyksta tokia perskyra ir viskas. Ir tu prarandi ryšį, tu pereini labai daug skirtingų gedėjimo stadijų, nes iš tikrųjų tu turi iš esmės išgedėti tai, kad nebėra, ta prasme, kad savo tėvų, pavyzdžiui, nebeišgelbėsi. Ir yra, kam pasiseka, iš mano respondentų, buvo labai kūrybiškai pažiūrėta. Pavyzdžiui, jeigu tėvai nėra tokie technologiškai raštingi, tai vaikai paima, kuri paprašo tėvai, sutvarkyk man Facebooką ten, nes kažkas neveikia. Tai jie atlaikina visus propagandinius portalus, prilaikina tokios, ne iš karto, kad ten jau pro-ukrainietiškos, bet tokie maždaug rusiška, bet disidentinė tokia spauda, kad ateitų kažkas ir jiems tai daro tėvam įtaką, nes jiem išgirsti, kad Sankt Peterburge, į teatrą negali nueiti, kažkaip uždarė, jau neberodo spektaklių, gal kažkas tai Rusijoje tikrai nėra taip gerai.
Arba, nu ir žodžiu, va taip tokiais va partizaniniais būdais, žodžiu, bando paveikti tos tėvus. Bet yra siaubingų situacijų, kur tu supranti, kad tu savo tėvų nebeišgelbėsi ten viskas. Tai yra prarastas dalykas ir tada su tuo gyventi yra labai labai sunku. O kalbant ne apie tėvus, ar būti rusakalbiu dabar sudėtinga Lietuvoje, vien tai, kad tavo pavardė turi rusiškų šaknų, ar gali tai tokį nepasitikėjimo jausmą iššaukti, galbūt tos žmonės irgi įtariau žiūrimo ar kolektyve, iš pradžių bando įsiaiškinti jų nuostatas, nes tarsi jisai turi šaknų ir su Rusija kažkokių sąsajų ir iškart gali kitaip mąstyti. Taip, aš išskyriau tiesiog 3 grupės žmonių ir viena grupė galbūt buvo tokie rusakalbiai, kurie patys yra super aktyvūs, super priešiški. Jie, kaip tarkim, pavyzdys geriausias turbūt yra Olegas Šurajevas, kurie yra tie bastionai to pasipriešinimo. Tai jų atveju jie kaip tik labai patys netgi jaučia priešiškumą rusakalbiškumui ir kalba apie tai, kad reikėtų ir rusų kultūrą, ir rusų kalbą cancelint šeimoje. Tačiau yra didžioji dalis visgi nėra tokie radikalūs ir pavyzdžiui, jiems iškyla tokie labai ilgalaikiški, ilgamžiški klausimai. Pavyzdžiui, ką daryti, jeigu ar tau dabar mokyti savo vaikus rusų kalbos? Nes, tarkim, tavo vyras yra lietuvis, jis yra šaulys dar plus ir jisai sako, užteks, ta prasme, kiek gali šita šalis niekinti ir prievartauti mūsų šalį, mes nemokysim šitos kalbos savo vaikų. O tu, kaip ir širdį, ta prasme, tu nori mokyti, tu supranti ir tai vat yra toksai labai, labai didžiulė kažkokia vidinė tragedija. Ir jautiesi kaltas ir panašiai, tai yra istorijų, yra žmonių, kurie jaučiasi nesaugiai, kurie nebenori sakyti savo vardo ir pavardės, kurie galvoja apie pasikeitimą vardo ir pavardės, yra tokių, kurie net išvažiavo iš Lietuvos. Bet visgi aš pamačiau, kad tai yra mažuma. Didžioji dalis žmonių, rusakalbių, visgi buvo absoliučiai jaučiasi saugiai Lietuvoje ir neturėjo ten jau tokių didelių istorijų papasakoti. Ačiū Neringa už liudijimus, galima sakyti, iš pirmų lūpų, nes kalbėsi su tai žmonėm ir jie tavim pasitikė. Noriu kreiptis į Mažvydą, kuris pandemijos metu buvo kariuomenės atstovas sveikatos ministerijoje. Jūs kuravo dezinformacijos valdymo klausimus ekstremalių situacijų operacijų centre. Ką jūs patyrėt, kokių kaltinimų sulaukėt, kokius mitus turėt paneiginėti, nes štai žiniasklaida tai nuolat buvo kaltinama, kad rodo pilnas ligoninės, pilnas palatas, bet buvo aiškinama, kad tie vaizdai ne iš Lietuvos, kad čia išsigalvota yra ir kad netgi buvo judėjimai, kurie važinėjo prie ligoninių ir iš tikro su telefonais lindo pro langus fotografuoti ir parodyti, kad žiūrėkit tuščios ligoninės, o mums žurnalistai meluoja, kad ten pilna mirštančių žmonių. Tai gal pagrindas yra tas, kad kariuomenė COVID metu būtent jinai buvo atsakinga už tą platų informacijos stebėjimą. Tai mes stebėjome, šiaip jeigu kariuomenė ne pandemijos metu, mes stebėdavom daugiausiai tą, galima sakyti, tokią karinę erdvę. Tai būtent pandemijos metu Lietuvos vyriausybės prašymų buvo stebima absoliučiai visi naratyvai. Tai pagrindas gal yra ne tai, kokie naratyvai ten buvo, nes tų naratyvų tai yra kūrybinis visiškai dalykas. Sukurti naratyvą yra pakankamai labai lengva, bet ką. Vienas iš jūsų minėtų, tai yra, kad ligoninės yra iš tikrųjų neperpildytos, ten žmonės ėjo lipo per langus, fotografavo, bet vienas pagrindinių buvo dalykų, kuris, man atrodo, pandemija ką paveikė ir man atrodo, šiandien galėsime apie tai padiskutuoti, tai yra pasitikėjimas žiniasklaida. Vienas pagrindinių dalykų, kurį kariuomenė matė ir stebėjome, tai yra, kad per pandemiją atsirado begalės alternatyvių dezinformacinių kanalų, kur žmonės, tiesą sakant, netgi turėdami tam tikrą informacinį raštingumą, jie vis tiek rinkosi žiūrėti arba skaityti ne pagrindinius kažkokius patikimus šaltinius ir kanalus, o būtent rinkosi tą alternatyvą. Tai tas buvo gal toksai didžiausias išskirtinumas. Visa kita tai buvo tiesiog tokia kasdienybė, tai yra tam tikri naratyvai konstruojami aplink pandeminį, tai yra, kad vieni juokingiausių gal buvo, bet naratyvai, kurie dėje pasaulyje nusinešė netgi gyvybės, tai yra, kad reikia gerti antifrizą, nes jisai padės nuo COVID, tarkim, buvo netokie. Ir tiesą sakant, atsirasdavo žmonių, Lietuvoje nežinau, tokio atveju nebuvo, bet pasaulyje, kad žmonės iš tikrųjų patikėdavo, ne? Arba labai nuskambėjęs, tai yra Uspaskicho šventintas vanduo, kuris jisai apsaugos nuo COVID, jeigu pirksite ir gersite irgi. Tai tokių kuriozų daug visokių būdavo ir rimtesnių, tai vienas iš tų būtent yra nepasitikėjimas medikais, nepasitikėjimas
koronos viruso valdymo visa politika priimamais sprendimais, kad yra priimami blogi sprendimai ir žinoma žiniasklaida, kad jinai pateikia kažkokią išgalvotą būtent informaciją ir kažkoks yra bendras susivienimas virš to paprasto žmogaus, nes mes norim ten sučipuoti žmonės ir juos paveikti, nes taip išnaudosim tą paprastą žmogų. Paminėjo jau ne vienas pašnekovas žiniasklaidą ir priminsiu, kad ir buvo riaušės prie Seimo, dabar jau turbūt porą metų praėjo ir kartuvės ten stovėjo ir matėm didžiulį žmonių susipriešinimą ir pati žiniasklaida diskutavo, kad turbūt niekad nesijautė tokie žurnalistai nekenčiami ir buvo visa žiniasklaida Lietuvoje dirbanti, ta tradicinė pavadinta netgi sisteminė ir tada jie atsigrėžė į tuos nesisteminius. Tai čia irgi toks įdomus momentas, bet Sandra, gal jūs pratęsėt iš tikrųjų tas riaušės, tai irgi buvo toks atsivėręs, toks galbūt dviejų burbulų susidūrimas ir toks nepasitikėjimas pačia valstybė. Taip, visiškai sutinku. Mačiau Ievą iš Pilietinės visuomenės instituto, nes čia yra labai geras momentas turbūt pacituoti dar vieną tyrimą, tai yra Pilietinės galios indekso tyrimo duomenys, kuris sako, berods, kad 30% visuomenės palaiko arba palaikė 22 metų čia tyrimas būtent šeimų maršo visas protestus ir 30% visuomenės. 30% nepalaikė. 30%, neaišku, čia jeigu Ieva bus, galbūt galės išplėsti. Kitas dalykas, kai buvo protestai prieš kaip čia, counter protestai, nežinau lietuviškai kaip, kuomet buvo palaikymas LGBT bendruomenė, ar ne? Tai jie rodo kitus skaičius, kad tik tai 10% berods palaiko šitos protestus. Bet džiuginantis faktas yra iš tikrųjų tai, kad tiek vieni, tiek kiti, nepaisant savo vertybių skirtumo, palaiko būtent konstitucinę tvarką. Tai reiškia, kad nesiruošiam nugriauti kol kas, ar ne, savo valstybės. Tai čia yra iš tikrųjų džiuginantis faktas. Aš dar noriu pasituoti šviežiai iš dar vieną skaičių, kuris irgi yra toksai, man pasirodė be galo įdomus. Tai yra, buvo klausima Latvijos, Lietuvos ir Estijos žmonių, dėl kokių priežasčių sulaukėte tų etikečių klijavimo arba pažeminimo ir 70% Lietuvoje, 67-68 Estijoje ir Latvijoje reiškia tas pats, būtent dėl pažiūrų. Reiškia, kad susiskaldė visuomenė dėl to, kad kaip mes žiūrime į karą, kaip mes žiūrime į COVID-o pasiekmių valdymą, bei kaip mes žiūrime į migrantų krizę. Pažiūros, po to buvo etninė kilmė, aišku, Estijoje ir Latvijoje daugiau, bet mane tai, aišku, šitas nustebino, tai reiškia, ką? Grįžtam prie to pačio, ką jūs paklausėte apie riaušes. Kai mes nustumėm žmonės į paraštės, kyla tokia savoka kaip piktas pilietis. Ir jis jau neapima tik tai, kaip mes kartais žiniasklaidai sakom, mažų pajamų ar mažo išsilavinimo. Ne, tas piktas pilietis yra labai įvairus ir jis iš tikrųjų yra skaitlingas. Tai ką darė žiniasklaida, ir čia Ramonaitei turiu tikrai pritarti, nes jinai minėjo, kad mes viską nurašom hibridiniam karui. Ar ne? Ir nekreipiam dėmesio į būtent tą visuomenę, kuri nepritarė sisteminės žiniasklaidos, kaip buvo pasakyta, nuomonį. Tai ką su tuo daryti, turbūt prieisim ir prie šitų sprendimų. Tai. Jūs paminėjot profesorę Ainę Ramonaitę ir kaip tik noriu pastebėti, kad ji po riaušių vykusiuose mitinguose, kurie dar vis vykdavo, protesto akcijose, ten eidavo dirbti. Ir aš pamenu, jis sakydavo, mes einam ir profesorė Žiliukaitė ėjo, ir studentus vedėsi, kad suprasti, bandyti tos žmonės. Tai man labai įstrigo, kiek daug kur universiteto žmonių jas smerkė, iš jos juokėsi, kad tarsi kokia beprotė, ko ji ten eina su tais kalbėtis. Neringa, gal pratęsi mintį. Aš visiškai tą patį galvojau čia sėdėdama, kad taip, ji ėjo, bet kiek Ainė Ramonaitė gavo heito už tai, kad jinai bando suprasti tą žmogų ir daug kas suprato tai kaip bandymą pateisinti, kiek jinai asmeniškai susilaukė ad hominem iš gerai visuomenėje žinomų, sekamų žmonių. Tai
akivaizdu, kad o tai ir nėra žmogus be galios. Ji turi tam tikrą galią, ji turi užnugarį, ji yra išsilavinusi labai. Tai jeigu, ta prasme, žmogus bandantis tiesti tiltą, supratimo tiltą, tampantis kažkuo, kas siekia, kad mes susikalbėtume, nebėgtume vieni nuo kitų ir tiesiog nenurašytume kažkurios visuomenės dalies, nes jinai nepatogi, nes galim tiesiog apšaukti jos antivakseriais ir tiesiog nurašyti, tai ji tiesiog labai susilaukė pati asmeniškai daug. Ir aš, pavyzdžiui, galvoju, tai natūralu, kad žmonės ir gal bijo kalbėti. Ir man yra buvę tokių situacijų, kuriuose aš buvau tiesiog labai nustebusi, nes aš ateinu į vakarienę. Čia jau buvo, kai galima buvo susitikti po COVID-o. Ir tai yra dvi be galo inteligentiškos universiteto profesūros rėmose dirbančios moteris. Ir aš su jomis bendrauju ir sužinau pokalbio eigoje, kad jos nesiskiepijo ir nesiskiepės. Ir kad jos visiškai yra prieš. Ir man, aš atsimenu, tada aš supratau, kad čia nėra kažkokie tie neišsilavinę, kažkokie nežinantis, reikia juos tenai tiesiog pakankamai prigrūž žinių ir tada, ne, čia yra labai didelė visuomenės dalis ir jeigu mes neieškosim būdų susikalbėti, nurašysim net žmonės bandančius tai daryti, tai ta prasme, tik blogės situacija. Ir dar vienas labai toks vaizdingas pavyzdys šeimų maršas turbūt reikėtų pastebėti. Ir aš pamenu, kaip žmonės paskelbė, kad eis į šeimų maršą, irgi tame mūsų vadinamajame burbulė pasipylė panieka, pajuoka, bet vėliau, kaip matei, ten žmonės buvo daugybė tiesiog jaunų šeimų ir žmonės nuoširdžiai galvojo, kad gresia tradiciniai šeimai, jie ten ėjo, bet ar nebuvo jie irgi jau natūraliai visi iš karto marginalizuoti ir tokie nurašyti, nes jie eina ir nežinia, ko nori. Sandra, kaip jums atrodo? Tai žinoma, jie iš karto buvo pavadinti maršistais, tai tiesiog, ar ne? Ir taip, jie buvo marginalizuoti. Ką su tuo daryti? Kaip aiškiai, bet vis tiek čia apie nurašymą, tai čia viskas aišku, bet vis tiek norėčiau klausimą grįžti prie žiniasklaidos. Nes kas juos, ne tik nuo žiniasklaidos, bet kas juos marginalizuoja? Pradėkim nuo to. Ir aš grįžtu prie to savo pagrindinės vienos iš tyrėjų išvestos frazės, kad pirmiausia viskas prasideda nuo elito. Tai reiškia nuo mūsų 15% visuomenės, kurie konstruojame tam tikras žinutės. Aš taip žiūrėčiau, taip, čia galbūt provokatyviai, bet taip norėčiau kalbėti. Aš savo asmeninėme, kai važiuoju savo dviračių žygius su taip vadinamais maršistais ir taip vadinamais tamsuoliais, aš su jais sėdžiu prie laužo. Ir aš kalbuosi, taip, aš kaunosi dėl savo pažiūrų, bet mes, šnekamės. Tai čia asmeninis lygis, čia kur galima dar valdyti, kiekvienam savarankiškai. Man tas grėsmingesnis yra lygmuo, tas viešas socialinės medijos ir tas politikos santykis su mūsų politinė sistema. Man čia yra neaiškus dar, ką su to daryti ir kaip ieškoti būdų. Mažvyda, gal jūs žinot, ką daryti, tai gal reikia kreiptis į tuos Facebook'o influencerius ir čia žiniasklaida buvo minima ir kad tas 15% nuo ten viskas prasidėtų. Kvietimas kalbėtis. Čia, kalbant apie socialinę mediją, tai iš tikrųjų šiais laikais socialinė medija yra pagrindinis dezinformacijos ir misinformacijos skleidimo gal kanalai socialinės medijos būtent. Kalbėti su tais influenceriais, kurie yra socialiniai medijoje, galima, su jais gal reikėtų kalbėtis, bet tai nėra pirminis, man atrodo, dalykas, ką reikėtų daryti. Vienas pagrindinių dalykų, kaip apsisaugoti nuo dezinformacijos, misinformacijos arba, nežinau, tikėjimo kažkokiam konspiraciniam teorijom, kad nepaslystume, ne kad galėtume susikalbėti, tai pirmiausiai reikia žmonės šviesti, kaip būtent socialinės medijos platformos veikia. Ką aš turiu omenyje, tai yra didžioji, jūs net nustebtumėt, kiek žmonių net nežino, kaip veikia, tarkim, internetas, ne? Arba kaip tam tikras Facebook'o kažkoksai burbulas, kuriame jūs esate, tam tikri algoritmai, kokią jūs informaciją gaunate, kaip jisai paveikia jūsų kasdienį informacijos srautą. Ir tokių žmonių yra labai daug. Reikėtų pirmiausia pradėti nuo jaunimo tą daryti. O kitas dalykas yra, žinoma, šnekėti su pačiomis platformomis, tai yra būtent jau teisiškai kažkaip apriboti ir įpareigoti juos
valdyti tuos dezinformacijos rautus, tuos žmonės, kurie skleidžia kažkokią misinformaciją. Ką mes dabar matome, iki šiol, kaip ir visos platformos, didžiosios buvo įtrauktos teisiškai kažkaip pasirašiusios tam tikrus susitarimus, skyrė didžiulius finansus valdyti dezinformacijai, bet ką mes matome, kad naujai nupirktas Twitterio socialinės medijos platforma, jinai atėjus Elonui Muskui visiškai nusigrėžė nuo to ir Twitteris tampa platforma, kur neapykanta, dezinformacija, pornografinis turinys, kitas kenkėjiškas turinys gali laisvai plisti ir jisai nėra visiškai ribojamas. Tai šičia irgi yra klausimas, ką su tuo daryti. Tai yra, jeigu mes neturime kol kas teisinių kažkokių apribojimų ir mes nieko negalime padaryti tuo klausimu. Ar jie atsiras, tikėkime, kad taip. Bet ir toks klausimas kilo, bet gal ir nereikia. Žmonės turi teisę tikėti tomis ir teorijomis ir kad ir sąmokslo, tai tu žinai, kad tu netiki, o jisai gali turėti tokią nuomonę. Iš vienos pusės žiūrint taip, tai yra, kad mes gyvename demokratiniais laikais ir turime laisvę pasirinkti ir tikėti, kuo mes norime. Iš kitos pusės žiūrint, tai yra, jeigu patys žmonės matome, kad didžioji, tarkim, dauguma, jeigu mes dabar kalbėtume, tarkim, apie COVID-ą, jeigu didžioji žmonių dalis negali savimi pasirūpinti ir ta informacija gali jiem pakenkti, tada jau reikia trečio kažkokio asmens įsikišimo arba trečiosios šalies įsikišimo, kuris galėtų moderuoti ir filtruoti tą informaciją, nes tai čia turbūt vyriausybės, politinės kažkokios organizacijos, jos turi priimti tą sprendimą už žmogų ir moderuoti, atrinkinėti tą informaciją ir pateikti, kas yra tiesa, kas ne. Neringa, ar pati eitumei į mitingą žmonių, kurie visiškai prieštarauja tavo nuostatoms, vien dėl to, kad bandyti jau suprasti juos, arba bandyti perkalbėti, arba išsakyti savo argumentus? Ar esi visgi labiau mananti, kad nereikia gaišti laiko, nes tu jau nieko neįtikinsi? Aš tiesiog nesirinkčiau eiti į mitingą, kur susirinkę daug vienodai mąstančių žmonių ir ten bandyti kažką pasakyti jam. Aš ieškočiau ir tą darau savo kūryboje kitų daug, man atrodo, produktyvesnių būdų. Tai yra, mano atveju, tai labai dažnai yra tiesiog vienas ant vieno pokalbis kažkoks arba kažkokios mažos bendruomenės toksai sukūrimas, sukviečiant daug skirtingų žmonių, kurie taip spontaniškai tarsi sukuria erdvę, bet spontaniškai gali gimti kažkokie persidengimai ir iššūkių metimas ten tam tikrom pažiūrom. Tai aš tiesiog renkuosi mano galva našesnius būdus, kaip ten daryti parodą Visagine, o ne atvežti ją į Vilnių, ten pakabinti ant baltų sienų galerijoje, susidauž šampanų su visais ir kokia čia, wow, viskas, aš čia kokia kūrėja. O pasirinkti daryti Visagine, kad žmonės atvažiuotų, kad reiškia žmonės tada susitiks. Jie susitiks rusakalbį miestą, apie kurį ten yra labai daug įvairių stereotipų. Jie pamatys, kad daugelis jų yra netiesa ir tada tie patys rusakalbiai, kurie galbūt yra proputiniški, jie pamatys tuos lietuvių šviesius veidus, kurie jų klauso, kaip čia jūsų mieste, kaip čia jums sekėsi gyventi, kaip jūs čia dirbote atominiai. Ir tai yra būdas susitikti žmonėm. Aš tiesiog dažnai netikiu, kad galima, taip, pažiūrėjau, per prievartą kažką įgrūsti, bet tu gali gal per ilgesnį laiką, per įdomesnį kampą prieimą tikrai pakeisti daug dalykų. Sandra, jūs apie grėsmės kalbėjot, kad negerai tie tokie burbulai ir tas toksai susiskaldimas. Kuo tai negerai, kuo tai grėsia demokratiniai valstybei? Kaip ir minėjau, ir patvirtino kolega, kad tuomet, kai susiskaidome, pradedame ir nepasitikime žiniasklaidą, čia toks kokteilis gaunas, taip, kai nepasitikime žiniasklaidą, gyvename savo burbulę ir tikime savo tiesa, mes ieškome ir kūrėme savo alternatyvius informacinius laukus. Pažiūrėkime Ameriką. Amerika visiškai lygiai pasidalinus ir turi savo ir alternatyvius, ir oficialius, ir neoficialius žiniasklaidos burbulus, kur ten ir gyvena. Ir kas tada atsitinka? Atsitinka tai, kad kai mes gyvenam tame burbule ir ta pačioje Amerikoje, ar ne, mes gal ir norėtume, pavyzdžiui, pritarti kokiai nors klimato kaitos arba ten klimato, nežinau, klausimai, ne? Bet negalim, nes čia mano burbulas arba tas mano ratas nepritarė, nes aš tada siejusiu su ta visuomenė, tada mes negalim dėl nieko susitarti.
tada gaunasi chaosas, teisingai. Kitas dalykas, aš atsiprašau, kad labai daug miniu tyrimų, bet dar noriu paminėti vieną, kurio neišvengiau. Tai yra su to pačiu COVID ir su tuo susiskaldimu, kaip tas psichologinis mūsų tokia psichologinė našta, kurią mes turėjom pandemijos metu, kaip visoje globaliai, čia ne tik Lietuvoje, išryškėjo antivyriausybinių protestų. Nu, bet ką jūs ir pats minėjote, ar ne, apie riaušės, apie smurto proveržius. Ir tiek aišku, aplinkoje, artimoje aplinkoje, tiek ir valstybėje. Tai reiškia, mes tuomet atsiranda tam tikros jėgos, kurios pasinaudodamas to pikto piliečio emocijomis, nes mes veikiam pirmiausia emocijomis, logika ne visada eina iš paskos, tada taip gaunasi, kad mes pasiduodame savo emocijomis, pradedam netikėti sąmokslo teorijomis, užsibūžiam savo burbulę ir mes negalim susitarti dėl nieko. Čia yra turbūt didžiausia grėsmė ir pavojus. Aš suprantu iš jūsų cituojamų tyrimų, kad būtent COVID buvo tas toksai didysis veiksnys, nuo ko viskas prasidėjo, tiksliau, nuo ko paūmėjo, galbūt taip formuluoti reikėtų. Tai galbūt Neringa, Mažvyda, jūs žinot, tai kaip reikėtų ir tiksliau, gal kas turėtų imtis veiksmų. Žiniasklaida tai jau girdėjom, bet ar valstybės institucijos, ar nevyriausybinės organizacijos tokį dialogą skatinti, nes dabar tai irgi naujausi pavyzdžiai dėl paminklo Justinui Marcinkevičiui irgi yra draskimasis baisus iš vienos pusės ir iš kitos pusės ir peržengintis ir pagarbos kartais aspektą. Gaila, kad neturim kito dalyvio diskusijos, nes aš visgi manau, kad tai yra psichologinis klausimas, tai yra lėtinė pasiekmė COVID-o, didžiulių neramumų, laikų, kuriuose mes gyvenam, nerimo amžiui, fragmentacijos amžiui. Tada vienas didžiulis iššūkis žmonėm, COVID-as atrodo, įveikėm, apsibrozdinom, susitraumavom, niekas nežino dar, kaip tai palėtė galbūt ir jaunus žmonės, kokios čia dar tos pasiekmės, mes tik tai tyrinėjom dabar, tas visas socialinis sąstingis, labai sunku grįžti į tą tam tikrą normalumą, kuris buvo prieš COVID-ą, tada karas prasideda, dar vienas toksai smūgis. Tai čia yra, man atrodo, šiuo metu mums būtina yra kuo labiau užsiimti tą psichologinę sveikatą visuomenės. Kaip tai daryti? Aš tai galvoju, man atrodo, kad tai labai geras būdas yra per kūrybą, per meną eiti. Bet iš esmės tai turėtų būti didinamas kažkoks prieinamumas įvairių tokių saugių erdvių, kuriuose žmonės galėtų nuleisti garą. Nes žmonės yra, jeigu pikti, jeigu jie jaučiasi, kad jie neturi galios, jeigu jie turi tiek daug lėtinio sąstingio savo viduje ir tiek skausmo, tai ir dabar gal ir pratęs. Tai galbūt mums reikia galvoti apie tai, kaip galima būtų padėti tą visą išleisti iš kūno, išleisti iš psichikos ir pradėti truputėlį naujai su atsigavusiu kūnu, atsigavusiu protu gyventi toliau, nes mes esam tiesiog pilni dar tos skausmingos patirties. Man smagu pasveikinti dar vieną diskusijos dalyvį. Dar neduokit mikrofono, tegul atsipučia, aš dar Mažvydui turiu klausimą. Tai Antanas Kairys, psichologas, Vilniaus universiteto docentas. Mažvydai, gal pats pratęsit, tada ką daryti, kas turėtų imtis veiksmų dėl to visuomenės kalbėjimuose, dėl to išėjimo iš burbulų, kad neišsiskirstytume į savo apkasus ir nebūtų ta tokia didelė grėsmė, apie kurią Sandra perspėjo. Tai šitas dalykas išėjimas iš burbulų, turbūt mes iš jų dabar taip lengvai neišeisime, nes COVID-as buvo pagrindinis veiksnys, kuris mus ir įdėjo į tos burbulus, nes jeigu mes iki COVID-o daug bendraudavom visi ten gatvėse, darbe ir tas socialinės medijos platformos dažniausiai būdavo toks antrailis dalykas, kurį mes naudodavom pasižiūrėti ten kažkokiem renginiams, susirašyti. Tai COVID metu, kai mes mūsų visiškai uždarė, socialinės medijos platformos tapo pagrindiniu mūsų bendravimo ir informacijos gavimo kanalu. Ir kas vyko, kaip ir minėjau, tai socialinės medijos veikia pagal algoritmus, kur
mes visiškai paskendome, dar labiau nuėjome į savo socialinius burbulus, užsidarėme ir aš net pastebėjau ant savęs, tiesą sakant, dirbant COVID metu, tekdavo labai daug filtruoti socialinės medijos visokių komentarų, pranešimų, stebėti, kas ką rašo, kas ką šneka, stebėti kokie naujausi naratyvai. Tu labai pavargsti nuo to. Pavargsti ir ilgainiui net pats ant savęs pastebėjau, kad išėjęs po to į gatvę, kai viskas atsilaisvino, kad tu nenori, kad ir kiek tu supranti apie tai, kad tai yra fiktyvu, kad tu gauni tam tikrą atrinktą informaciją, kad čia yra gal net dauguma tie, kurie komentuoja ir šneka, tai yra net nerealūs profiliai, o tai yra kažkokios kompiuterinės programos, kurios kuo toliau tuo labiau yra populiarios. Tu supranti, kad eini gatve arba parduotuvėje stovi prie žmogaus ir tu pradedi jam nenorom kabinti etiketės pats. Nors ir supranti, kad gal nereikėtų to daryti. Nežinau, tą bent jau pajaučiau, nežinau kaip kiti, gal irgi pajutėt, kad daugiau etikečių ir kažkokios neapykantos po COVID atsirado. Kad nenori tu laikai vatnikais kažką, nes būtent po to pagalvoji, kad būtent tas socialinis burbulas, kuriame tu buvai, ten buvo pakankamai daug radikalių žmonių, nesakyčiau, kad radikalių, bet mes dažniausiai girdime tas radikalesnės pusės, tai yra šeimų maršo radikali pusė, tarkim, nežinau, radikalesnė pusė tada kažkokių dešiniųjų, kairiųjų. Ir mes niekada negirdime tos pilkosios masės, dėl kurios šiaip visas dėmesys ir turėtų būti sutelktas. Nes jeigu, dabar labai trumpai pasakyti, jeigu mes kalbame apie kalbėjimą, niekada nepaturiu šnekėti su radikaliai nusistačiusiu žmogumi. Su juo nereikia kalbėti. Galiu iš karto pasakyti, nenaudokit savo laiko, niekada nešnekėkit, jūs jo nepakeisit. Pagrindas yra tie žmonės, kurie yra pilkojoje zonoje, tai yra jie dar nėra apsisprendę. Visa dezinformacija, visas propaganda vyksta būtent dėl tų žmonių protų ir širdžių. Tai reiškia, su tai žmonėm, kurie nežino, dar dvejoja, su jais reikia kalbėtis. Su radikalais ne, niekada. Ačiū ir dabar kreipsiuosi Antaną, taip pat norėčiau, kad publika pagalvotumėt klausimą arba pasidalyt, norėsit savo įžvalgomis, taip Antano suteiksim galimybę tai padaryti. Antanai, gal jūs paaiškinkit, kaip veikia mūsų smegenys, kodėl mums taip patogu būti su bendraminčiais, kur būti toje grupėje, kur, tarkim, remiam Ukrainą ir ne kitaip ir nenorim, kad ten atsirastų ne vieno, kuris palaiko Putiną. Kodėl ir kitomis temomis mes taip susibūrėm ir burbulus ir net labai dažnai klausiu žmogaus, kaip gyveni, ar tu laimingas, sako, jo, gyvenu fainam burbule tarp žmonių, kuriais pasitikiu ir kurie man vertybiškai artimi. Kadangi aš taip iššokau į diskusiją nuo geros pusės, tai jeigu aš kažką kartosiu, ką jau sakė kiti pašnekovai, tai mėtykite mane daiktus arba kitais būdais duokite žinoti. Tai jeigu kalbant apie kodėl vyksta užsidarimas burbuluose ar polarizacija, ar kaip mes jį pavadinsim, tai aš turbūt atsispirčiau nuo to, kad mes esam žmonės. Ir tokia yra mūsų prigimtis. Ir iš tikrųjų mes esame užprogramuoti ieškoti grupės, kuri yra panašiai į mus. Mes kaip, turbūt netgi galim sakyti, biologinė rūšis. Ir tokiu atveju mums reikia tų bendraminčių, reikia kažkokios grupelės, kurioje mes jaučiamės saugiai, kuriai mes priklausom, su kuria mes galų gale identifikuojamės. Ir kai mes tai padarom, įsijungia kiti dalykai, tai ką psichologijoje mes vadinam šališkumais. Ir šiuo atveju, tokiu atveju, vienas iš tokių žinomų šališkumų yra vadinamas naivus tikėjimas, kad mūsų grupė yra racionali ir teisinga, kitos grupės yra netokios racionalios ir netokios teisingos. Ir arba dar vienas dalykas yra patvirtinimo šališkumas, kad ta informacija, kurią tu gauni, tu esi linkęs atfiltruoti taip, kad pirmiausia žiūri į dalykus, kurie patvirtina tavo jau turimą nuomonę. Tai labai puikus pavyzdys esu aš pats, nes žiūrėdamas į programą, aš mačiau tą laiką diskusijos pradžios, kurį aš buvau užsirašęs į kalendorių, tai yra 13:30. Ir laiko planavimo įgūdžiai mano kaip ir labai neblogi, aš 13:09 buvau čia. Tik tai tiek, kad patvirtinimo šališkumas. Tai tokiais atvejais žmonės labai dažnai būdami burbule ir ieško, ir reaguoja, ir stebi tuos faktus, kurie patvirtina, arba tas nuomonės, kurie patvirtina jau turimą dalyką. Ir tokiu atveju tie burbulai dar išpučiami, ką tik sakė, socialinių tinklų arba politikų, kurie išnaudoja vėlgi burbulus, priešiškumą tarp grupių savo politiniam kapitalui ir skatina užsidaryti ir nesusikalbėti. O apie tą kalbėjimąsi, nes jau ta diskusija jau eina į pabaigą, bet įdomu išgirsti jūsų įžvalgas, o tai kas turėtų skatinti tą kalbėjimą, nes mes kalbėjom, kad
nėra gerai polarizacija, tas, kad vieni ten, kiti ten ir kardinaliai skirtingom nuomonėm, vieni kitus laiko tokiais bepročiais ir tiesiog kvailesniais vieni iš kitus, kas turėtų tą kalbėjimą skatinti, o galbūt irgi čia kaip su tais ir radikaliais žmonėm, kaip patarta buvo, kad nekalbėkit, negaiškit laiko. Žiūrint, kiek to laiko turim, aš su kolega taip vidutiniškai sutikčiau. Jeigu mes turim metus kitus, kalbamės ir su radikalais. Nes šiuo atveju, jeigu mes turim ribotą laiką, radikalų tikrai pritariu, mes neįtikinsim. Jeigu mes turime, sakykim, tai yra mūsų artimas draugas, mūsų kolega ar kažkas tokio, mes turime ilgą laiko tarpą, mes galime susišnekėti. Ir čia galbūt ir yra atsakymas. Tai yra pirmiausia kiekvieno iš mūsų atsakomybė, kaip socialinių burbulų dalyvių, kaip socialinių tinklų dalyvių, kaip to, kuris gali šnekėtis. Ir turbūt nuo to bazinio tokio atsispyrimo, kad kiekvienas mes esame atsakingas, neįžeidinėdamas kito, pripažindamas teisę turėti kitokią, radikaliai kitokią nuomonę, mes galim pradėti kalbėtis apie tai galbūt, kas mus vienyje. Ir nuo to atsispirdami rasti kažką bendro ir tada jau galbūt ir tas radikalumas sumažės. Tai šiuo atveju aš sakyčiau nuo to, kad kiekvienas mūsų iki galų gale turbūt visų, kas turi įtaką, tribūną, eterį, ar tai būtų kažkoks nuomonės formuotojas socialinėme tinkle, ar tai būtų politikas, kuris turi tribūną. Ir po truputį galbūt yra įmanoma pajudėti link tos bendravimo kultūros, o ne burbulų, nors aš nežinau, kiek aš vidutiniškai skeptiškas, nes yra daug faktorių, kurie skatina užsidaryti. Aš tik prisiminiau dabar tokią istoriją, nežinau, TED-talką mačiau, ten buvo neonacis, buvęs neonacis, kuris pasakojo apie savo grįžimą į atsivertimą ir kas paskatino jį iš viso iš pradžių ten prisijungti prie tų neonacių. Ir jisai šiuo metu dirba su žmonėmis, kurie bando ištraukti kitus žmonės. Ir kadangi jisai yra ekspertas, jis nėra kažkas, kas tiesiog ateina ir aiškina tenai, jūs blogi ir viską, tai jisai žino kertinius skausmo taškus, kodėl apskritai žmonės ten atsiranda ir panašiai. Tai man atrodo, jeigu mes norim padaryti pokytį, mes privalom leisti žmonėm klysti ir jeigu jie suklysta, bet grįžta, jie tada gali būti nenurašyti, neišjuokti, nepatyčiomis kažkokie, bet jie gali tapti ekspertais, kurie padeda grąžinti tos žmonės labiau į tą vidurį kažkokį tą įsivaizduojamą iš to radikalumo. Tai galbūt būtų viena iš galimybių. Ačiū, Neringa. Ar publika, salė turėtumėt klausimų ir savo įžvalgų? Prašysiu mikrofoną paduoti. Sveiki, esu Gintautė, ačiū už diskusiją, bet būtent iš to ir norėjau paklausti. Ar tai yra diskusija, kai visi pašnekovai kalba tą pačią kryptimį? Mokykloje, ačiū savo lietuvių mokytojai, nors esu 90-ųjų kartos, mes turėjome per pamokas debatus. Ir aš tikrai dažnai ištraukdavau temą, poziciją temoje, kuriai aš visiškai nepritariu. Ir tai buvo labai įdomu persikelti į kito žmogaus kailį. Tad ar neverta investuoti švietime į diskusijų kultūrą, nes radikalų mes jau nebepakeisime, bet mokėti diskutuoti, mokėti kalbėti ir diskusiją vadinti, kai yra bent dvi atskiros nuomonės, ar tai teisingas kelias? Čia mano klausimas. Sandra, gal jūs atsakysit, bet aš irgi kartais pajokauju, kad kai kurios diskusijos mūsų būna panašios į bendraminčių pasišnekėjimą. Mes ir taip dažniausiai kitiem pritarėm. Ir aš tada priemu ir kaip kritiką, ir šiai diskusijai galbūt mums reikėjo kažką ištraukti iš kitų burbulų, ar iš maršistų, kuriuos jau ką tik aptarėm, arba iš antivakserių turėjom čia pasisodinti ir tada kalbėti. Kaip, Sandra, jums atrodo? Čia taip neblogai iš karto susigrupavo mane, Mindaugai antivakserį, iš karto reikėjo iš maršistą, jau iš karto jau blogai. Dar kalbu taip. Čia taip sutinku, visą laiką reikia ieškoti skirtingų nuomonių, skirtingų pažiūrų. Labai pritariu debatų kultūrai, kurios galbūt buvo pas mus anksčiau, toks tai bumas anksčiau, dabar nežinau. Priimu kritiką, kad mes nepakvietėm, bet mums buvo labai sunku, kaip mes dabar, kas čia mes vienas burbulas, ne vienas burbulas, ar iš vis šitas diskusijų festivalas irgi galbūt yra elitinis burbulas, kalbame su savim, nepaisant
nepaisant to, kad esam Birštone, jūs paneikit birštoniečiai ar ten, kad čia galbūt taip nėra, bet priimu kritiką. Pasakėt žodį, buvo sunku, bet aš galvoju, irgi girdėjau iš mokslininkų, kurie ėjo į tos mitingus kalbėti, sakė, žmonės tokie piktie nenorėdavo šnekėtis nei su studentais ir taip pačiai profesoriai Ramonaitį tikrai irgi labai sunkus uždavinys. Antanai, jūs. Aš tai norėčiau sakyti, kad aš nemanau, jog mes esame iš vieno burbulo ir mes turime vieną nuomonę. Jau vien tai, kad mes esame skirtingų profesijų atstovai, tai automatiškai yra skirtingas požiūris. Mums uždeda mūsų profesija, mūsų patirtis, mūsų tyrimų laukai, mūsų praktinės veiklos laukai savo požiūrį. Ir tai yra debatai. Mes neprivalome rietis ar įžeidinėti vienas kitą. Mes galime nesutikti dėl vienų ir kitų dalykų. Tai yra turbūt tikroji debatų kultūra. Ir šiuo atveju aš bijau, kad būtų labai sunku surasti žmogų, kuris skirtųsi požiūriu į burbulus ir tai, kaip jie veikia, o nenorėtų pyktis dėl kažkokių tai pamatinių vertybių ir panašių dalykų. Ir tokiu atveju klausimas, kas yra tikrieji debatai. Aš, jeigu galėčiau dar papildyti. Taip, šios diskusijos tikslas ir nebuvo surinkti skirtingus burbulus ir kad vienu ar kitų klausimų, nes tada turbūt tema būtų kitokia, ar sutarame dėl COVID, ar sutarame dėl karo, požiūrio į karą. Aš tik tai paminėsiu, kad mes Atviros Lietuvos fonde organizuojame tokias diskusijas ir kviečiame skirtingų pažiūrų ir nuomonių dalyvius. Kartais pavyksta susikalbėti, kartais netgi Atviros Lietuvos fondo erdvė, atsiprašau, pasakysiu tai, bet pakeičia iš dalies, arba bent nusmailina tą aštrumą kitaip mąstančio, bet būna, kad ir nepavyksta, nes yra rėkimas, nes dažniausiai kalba emocijos, o ne argumentai ir tada labai sudėtinga. Tuoj duosiu mikrofoną Aleksandrai, bet priminsiu vieną dalyką. Yra tokia laida Lietuva kalba per Lietuvos televiziją ir ten būna bando pakviesti paprastus žmonės iš labai skirtingų požiūrių, bet pamenu, kai buvo pakviesta Astra Astrauskaitė, tai buvo puolimo didžiulio ir LRT sulaukė, kaip jūs galėjote tiek kviesti, kai jūs tiek kviečiat, mes nebežiūrėsim. Ir man irgi užsipuolė sporto klube viena moteris, nors aš laidos nei vedėjas, nei redaktorius, bet jie tai priėmė kaip didžiulį žaidimą, kad tarsi yra tie žmonės, kurie turi šnekėti, o tie yra, kurių nereikia net išklausyti. O dabar duodu Aleksandrai. Čia Mindaugai užsiminė šiek tiek, kadangi buvo labai daug kritikos žiniasklaidai, tai aš irgi, man atrodo, kad mūsų problema, aš Aleksandra iš LRT, mūsų problema toks uždarumas ir žmonės nemato dalykų. Pavyzdžiui, ką Neringa paminėjo, kad po to, kai Ainė Ramonaitė paskelbė savo įžvalgas ir gavo labai daug heito. Mes irgi gavom labai daug heito. LRT, kodėl spausdina tą, kodėl kalbina tą, kodėl daro, ta prasme. Bet ką aš norėjau dėl tos diskusijų kultūros, prisimenu labai nuostabų atvejį. Buvo rinkimai, aš labai mėgstu rinkimus. Aš esu politikų komentarų rubrikos redaktorė, tai patikėkit, labai mėgstu rinkimus. Tai buvo vienas, žodžiu, nevardinsiu partijos, vienas politikas, kuris man atsiuntė komentarą. Aš tą komentarą įdėjau, publikavau ir aš tada matau, kaip jis Facebook'e rašo. Pagaliau, po daug metų pavyko prisibelsti į LRT. Jis niekada gyvenime man nesiuntė komentarų. Ta prasme, tai buvo pirmas kartas ir tas komentaras buvo publikuotas. Tai jeigu kažkas Facebook'e skundžiasi, kad neprisibeldžia į žiniasklaidą, nepulkit tikėti, gali būti, kad jie niekada mums nieko nesiuntė ir mes apskritai apie juos nieko nežinom. Čia yra tokia mada nauja kaltinti, manęs negirdi, manęs nemato, mane cenzūruoja. Tai tik tiek norėjau pasakyti. Aš netgi galiu pratęsti, nes politikam labai naudinga taip sakyti ir štai labai dažnai į laidas vaikšto Ramūnas Karbauskis ir vėliau jisai įžūliai meluoja, aš tą nebijau pasakyti, kad štai LRT tiek ir tiek metų nekvietė ir kviečia ir gauna eterį ir dažnai būna pats atsisako dalyvauti, bet jam prieš rinkėjus labai naudinga tą sukurstyti ir tokį nepasitikėjimą yra LRT ir tada atrodo, kad LRT pateikiama kaip ta tvirtovė, kur tik vienos partijos, kurios nors atstovus išklauso. Ar Juozas Dapšauskas, iš pilkosios zonos, sakykime. Man yra įdomu, bet irgi, pažiūrėjau, skamba žodžiai antivakseriai, maršistai.
čia yra, vis dėlto, nutaikyta į tam tikrą burbulą. Kokie yra kitos pusės burbulo, sakykim, tokie epitetai? Jų nėra. Tai yra mintis, kad yra burbulas. Mes, žinai, kaip gėtų, ta vos net didžioji, dauguma. Ir yra kita, iš tokių radikalų, antivakserių, tokių, kurie tarsi jau, vis dėlto ir skamba radikalai ir jiems yra užkart klijuojami etiketė ir kartu netgi iš anksto ir čia girdžiu, su jais ir neverta kalbėti. Su kai kuriais radikalais tikrai yra neverta kalbėti. Bet kartais netgi kalbant apie tą patį COVID valdymą, tai diskusijos nebuvo. Ribojimais savivaldybių buvo tiek daug absurdo valdžios. Tai aš manau, kad ir tada, ir jeigu kas bando abejoti, tada užkart užmeti etiketį, antivakseriai ir viskas, burbulas pradurtas, kieno? Savo burbulą praduriam, ar bandom pradurti ten anatą burbulą? Čia aš greitai sureaguosiu, yra dar ir atgal tam tikros etiketės, tai vaivorykštiniai, surošiniai visokie, landsberginiai irgi, dar marmaliniai, dar papildys tikrai kolegos. Čia galbūt toks kontroversija iš tikrųjų, nes ir mūsų pats fondas, ir aš pati esu dažnai išvadinta sorošistė, liberastė, leftistė. Taip, yra tas kitas burbulas, bet aš manau, kad mes nepelnytai apie tai, nepelnytai taip esam vadiname, nes mes vis tik siekiam dialogo. Aš vis nenoriu vadinti tų etikečių, ką mes ar čia reikėjo pasisodinti tokį ar anokį. Ne, mums reikia vengti tų etikečių, reikia kažkaip kitaip ieškoti apibūdinimų. Ir aš gal dar sureplikuosiu, su bet kurios grupės radikaliu palaikytojus diskutuoti bus sudėtinga. Ar tai būtų ultraradikalus liberalas ir mes kalbam apie mokesčių didinimą, ar tai būtų ultrareligingas žmogus, mes kalbam apie religijos vietą visuomenėje, ar tai būtų ultraateistas, mes kalbam apie religijos vietą visuomenėje. Bet kurios grupės kraštutinis narys yra sudėtingas pašnekovas tuo klausimu. Liko porą minučių, ar norit kažkas apibendrinti, po paskutinį sakinį pasakyti ir kokie pagrindiniai, kažkokią žinią perduoti tiem, kas klausėsi. Aš labiausiai iš Sandros įsiminiau, kad venkime etikečių ir mažiau patys skaidykimės. Sutinku. Aš tikiuosi, kad išgirsime kažkokių intervencinių būdų, nes mes esam praktikai, mes visą laiką ieškom, kaip spręsti, ką daryti, kur išsakyti arba kur finansuoti kažkokią tai programą, projektą. Tai mano vienas, aišku, tai būtent pirmiausia nuo savęs, ar ne, pradėkim, tai ne tik etiketės klijuokim, domėkimės viešaisiais reikalais ir skatinkim kitus tai daryti, tai čia tas asmeninis lygmuo, neniekimkime taip pat politikų arba politinės sistemos kaip tokios, kritikuokime į valias, bet gink Dieve, nežeminkim savo politinės sistemos, nes tai veda į didelę grėsmę. O kaip vėlgi atstovaudama nevyriausybinį sektorių, tai labai skatinu ir nežinau dar kaip tai padaryti, mums reikia atnaujinti mūsų bendruomeniškumą, mūsų jungimąsi į draugijas, į bendruomenės ir kuo įvairiau, tuo geriau. Esam sveikatos klube valio, eikime dar tada, nežinau, šiukšlės rinkim su kažkokia kita bendruomenė. Kuo plačiau mes turėsim tą multiperspektyviškumą, kuo mes daugiau jungsimės į kitus skirtingus burbulus, tuo mums lengviau bus susikalbėti. Tai mano toks paskatinimas ir čia, kad mes taip pradėtume mąstyti, čia irgi reikės tą praadvokatauti valstybėje. Kad... Antanas dar ranką tiesia, bet Mažvydai gal norit? Aš vienu sakiniu gal tada pabandysiu. Mano palinkėjimas turbūt naudotis dalykų, kuris panašu, kad veikia, tai yra diskusijoje atsiremti ne į savo atskirus identitetus, o į vienijantį identitetą. Tai pavyzdžiui, jeigu mes bandom su kažkuo šnekėtis, esame iš skirtingų grupių, galvokime, kad mes abu esame Lietuvos piliečiai, ES piliečiai ir pagaliau žmonės. Gal dar tiesiog papildysiu, jeigu tikrai norite šnekėti su žmonėm ir su jais, nes dažnai, pats asmeniškai šiaip jau tingiu, kad dažnai šnekėti su žmonėm, ypač radikaliai nusistačiusiais, kažkaip jau tiesiog energijos nėra. Tai vienas tikrai patikrintas metodas yra klausimai, tai yra tas vadinamas sokratiškas priėjimas. Tai reiškia, kad jūs patys nesakote, niekada neteigėte nieko iš savęs, kokie jūsų yra įsitikinimai, jūs klausite žmogaus ir leidžiate per klausimus jam pačiam prieiti prie
atsakymo tam tikro, kurio jūs ir norėjote. Čia Tai su taksistais dažnai taiko žmonės. Labai gerai Sako, veikia. tylėjau ir klausinėjau, tiksliau, nieko nesakiau. Jūs net nustepsite, kaip iš tikrųjų tai yra efektyvu, bet kas yra tiesiog gal labai sunku, tai reiškia labai jums patiems daug kantrybės reikia turėti ir patiems nepaslysti ir neprarasti tos savitvardos. Tai tiek. Tai čia jau viską labai gerai pasakė, tiesiog yra tas posakis be the change you wanna see in the world. Tai tokia vat, gaida galima ir pabaigti, kad iš esmės patys turime įkūnyti tos pokyčius, patys eiti ten, kur nepatogu, klausti, būti smalsus, o ne iš karto aš viską žinau, mano tiesa. Ir tai yra visų pirma praktika sąmoningumo su savim ir jinai yra gera žmogui pačiam. Tai aš buvau per COVID pastebėjau, kad labai visur pradėjau matyti grėsmę, vat kaip pykti grėsmę ir tik dabar atsigaunu ir vėl priejau prie to, kad smalsumas, klausti, domėtis, būti atvira ir tiesiog gyvenimas, matau, keičiasi šuoliais. Tai to ir linkiu. Taigi ačiū Neringai, Mažvydui, Sandrai ir Antanui. Dėkui jums visiems, kad atėjot ir buvot. Ir turbūt atsisveikinam su kvietimu kalbėtis ir girdėti vieni kitus labiau.